Labadiena, čia yra Pabradės žinios. Šiandien mes kalbėsime apie Pabradė vykusį balių, tai jis vadinosi Sarajų baliumi, tenais susirinko visi kaimiečiai, visi traktoristai iš Pabradės. Ir tenais įvyko toks įvykis, kuriame dalyvavo visi Pabradės žmonės. Tuo mes pakviesime vieną dalyvį, kuris yra nukentėjusysis nuo šio baliaus. Prašome, pakvieskime į studiją. Labadiena. Labadiena. Čia jums nuo mūsų baliaus liko va tokių va vaisių. Labai gerų. Ačiū. Čia jums. Nu tai pasakok, kas ten atsitiko jums tam baliui? Taip, balius buvo tikrai labai geras, galėčiau pasakyti, labai patiko. Buvo labai daug žmonių, jie visi buvo labai faini, labai gražus. Va dar matot su kalnierium, va su šlipsu. Nu va, geras balius buvo, tikrai geras. Nu ir ką jūs ten tam baliui veikėt? Oi, gėrėm, tik kiek visokio alkoholio buvo, brendžių, vynų, šnapso buvo. Dar draugas Česiukas ar Tolikas, ten jo vardą neatsimenu, tiksliai negaliu žinot pasakyti. Atsinešė kaukolinio, toks geras buvo savadarbis. O tai su ko jūs kaukolinį gėrėt, atsimenat? Nu kad ne, aš aplamai neatsimenu, ką aš gėriau. Nu tai o kas ten sakė, dingo iš jūsų? Pas jūs kiemegi šventė visi ir kažkas dingo iš jūsų Sarajaus? Taip, iš mano Sarajaus dingo mėšlai, malkos, bulvių daug. Viskas dingo. Viskas aplamai. Jeigu žinote, kur dingo mano malkos, aš jų tikrai pasiilgau. Aš jums sumokėsiu. Prašau, atneškite ir man atiduokite. Labai prašau. Prašau, pastatysiu buteliu. Prašau labai. O mėšlų nepasiilgo savo? Kuom jūs šerstit savo vaikus? Labai. Mėšlų irgi labai pasiilgau. Labai. Mano vaikai badauja. Prašo, tėti, atnešk mėšlų pusryčių stalui. Prašau, atiduokit mėšlą. Labai prašau, mano vaikai neturi ką valgyti. Lupa nuo stogo šiferį ir pardavinėja. Matot, vyras yra labai alkanas, jo vaikai taip pat. Ir jeigu kas nors dar nesudarojate, nesuvalgite jo pavogtų mėšlų, tai prašome. Ne, nu, gražiausiai atnešė mums vaišės ir valgo dabar pat. Kiaulė jūs, kaimietis tikras. Nu tai tikrai, jeigu kas nors nesudarojate dar mėšlų, gražinkite dar savo teisėtam šeimininkui. Labai prašau. Aš tikrai mėšlų pasiilgau. O tai kaip šokių buvo tame balyje? Oi, šokau, batą pamečiau vieną, vis tiek šokau, vis tiek pasibadūriau kojas. Nu ir kaip, faina buvo tenais, kas su traktoriais, kas su mašinom suvažiavo, taip? Oi, su traktoriais, su arkliais, vieno vežimas buvo su guminiam padangom. O pas jūsų traktorius su mediniais ratais? Nu kad ne, su guminiais. Su guminiais? Taip. Koks traktorius? Važ 92017 turbo įpurškimas. O tai kiek jūsų traktorius važiuoja? Nu jei gerai paspausi, tai kokių, nu, 80 tikrai trauks, labai trauks, tikrai gerai, labai. Parduodu traktorių dar, parduodu. Ir už kiek parduodat? Nu, kaip, jeigu... Ne vieta reklamai. Ir mes šiandien dar norėsime jūsų paklausti, ar jūs tikrai nestipriai susižalojate per praeitą avariją. Ir dar norėjome paklausti, kaip dabar jūs visiškai įsiblaivęs esat. Klausiu jūs. Ne. Kodėl ne? Todėl. Taigi jūs vis tiek blaivesnis negu tada. Nu praeitą savaitę juk sakėt, kad tada dar buvot neblaivas ir negalėjot tiksliai papasakoti apie autoįvykį. Ką jūs kalbat, šmeistas, mano traktorius stovi geras. Man jokios avarijos nebuvo, chuliganė. Atėjau į laidą, pakvietė, neleidžia reklamuoti, neleidžia kažkokiu dalyku prisigalvoju. Absoliučiai, kodėl aš jums turiu pasakot, kas mano baliai buvo. Kėdytumėtės, chuliganė jūs prakeiktas. Muzikos geriau užleistumėt. Pakvietėte manęs. Gal aš jūsų pradėsiu klausinėt, ką? Nu ir paklausinėkit. Atsakykit.
O ką atsakyt? Nežinau. Gerai, matome, kad mūsų studijos svečias yra truputėlį pakvaišęs. Aš toks nesu tikrai. Aš tiesiog pasiilgau mėšlų ir duonos. Duonos kvapelis. Aš taip išalkęs, kad galėčiau jį suvalgyti. O dabar pat. Prašau mane trukdyti. Gerai, duokit man mikrofoną. Matome, paklausykime, kaip jisai čiapsi. Nenus gyvulys yra alkanas kaip bomžas. Matomai jisai yra nevalgęs maždaug savaitę, tik tais gėręs daug, nes iš burnos sklinda mėšlų kvapas. Ačiū tau už duoną, Dieve. Ačiū Dieve už duoną. Labai dėkoju. Labai. Labai. Tai gerai, mūsų studijoje šiandien tiek kalbų, tiek darbų mes baigėme šios dienos laidą. Aišku, po šios laidos filmavimo šis traktoristas gaus į galvą nuo apsaugos. Taip, kad jis kitą savaitę laidoje gali Jis kitą savaitę laidoje gali nebepasirodyti. Kur bėgat? Matomai, jisai pabėgo. Duoną pamiršau. Ne, visai jau naglas yra, visiškai.